Yra tokia mini formulė yra sustok, pagalvok, pasitark. Sustok, pagalvok, pasitark. Taip. Tai esmė yra tikslas iš pirmos sistemos pereiti į antrą sistemą. Vadinasi, kad man reikia sustoti. Ir nesvarbu, yra vienas ir labai toks priminimas žmonėms. Nei viena institucija, nei vienur nevyksta greitai čia ir dabar. Nieks taip nevyksta. Nei vieni bankai, nei investavimo nėra kur čia ir dabar. Yra spekulacijos investavimo taip, kur ten šiandien pigiau kainuoja ir toj brangiau kainuos čia. Pirk dabar. Pirk dabar. Bet ilgalaikį perspektyvą, tas pirk dabar, koks skirtumas ten, kad šiandien nusipirksiu, ar daugiau uždirbsiu, ar mažiau uždirbsiu. Tai tas, kad mes sustojam, tai reiškia primint savo, jeigu aš tik tai nugaunu kažkokią pasiūlymą, va tokį, kur skuba yra, sustot reikia. Tada pagalvoti ir pasitart. Labai svarbu pasitart su kitais žmonėmis. Tiesiog. Ir tikrai mažiau apgaunami sukčių būna tie, kurie pasitaria. Gauna dar vieną nuomonę iš kitų žmonių. Tada jie gali būti spręsti, sakyti, va čia man toks pasiūlymas, ką tu galvoji. Ir kažkas gali sakyti, nesąmonė.